sentir tu voz. Taigi, Gintarai, paskutinės jūsų rungtynės šiandien, ką galėtumėt pasakyti, kaip galėtumėt pakomentuoti šias rungtynės? Na, aišku, prie 3-0 išeiti žaisti yra kas kita. Vaikinai padarės rezultatą rungtynių ir mane treneris išleido žaisti, o kitaip prie 0-0 gal nebūčiau net išėjęs. Geros rungtynės. Ką galėtumėt pasakyti klubo sirgaliams atsveikindamas? Nieko, trumpai palinkėsiu klubui sėkmės, daugiau pergalių. Vaikinai jauni, nėra ko prarasti, reikia siekti, ką užsibrėžia ir viskas. O sirgaliai tegu palaiko komandą. Gavote malonę dovaną, kamuolys su klubo žaidėjo parašais. Turbūt kamuolys užims vieną iš pagrindinių vietų jūsų kolekcijoje. Taip, be abejo. Yra kur padėti. Ten toj kolekcijoje atsiras vietos ir šiam kamuoliui. Tikrai malonu iš komandos pusės. Tokia dovana bus visam gyvenimui. Šilutės ir Šiaulių rungtynės paprastai būna labai atkaklios. Šiandien buvo visiškai priešingai. 3-0 rezultatas bent jau. Aš nepasakyčiau, kad buvo visiškai priešingai, paprasčiausiai pirmas kėlinys tai gan sunkus buvo, bet antram pavyko įmušti, ką mes akcentavom per pertrauką, tai ir galvoju, pagal žaidimą yra rezultatas. Tas pirmasis įvartis pelnytas prieš rungtynių pertrauką labai svarbus buvo? Taip, aišku, svarbus dėl to, kad išėjom ilsėtis iš karto pertrauką, tai mums tai tikrai buvo pakilėjimas kažkoks, tai ir galvoju, kad tikrai tas įvartis labai svarbus. Visą laiką pirmas įvartis yra labai svarbus. Su Šilutės komanda kovojate dėl panašių vietų. Tai buvo rungtynės dėl 6 taškų, kaip sakoma? Ne, aš galvoju, kad mes visą laiką kovojam dėl 3 taškų, su bet kuo žaisdami ir su Kaunu, ir su Šilute, ir su Žalgiriu, ir su Atlantu. Su visais kovojam dėl 3 taškų tiek išvykoje, tiek namuose. Malonu šiandien tikrai, kad komanda tikrai sužaidė vienas geresnių savo varžybų. Visi stengiasi ir pagaliau ir puolėjas įmušė įvartį, taip kad sakau, dirbam reikiamą kryptim ir galvoju, kad tikrai šiandien komanda tikrai labai gerai sužaidė, parodė viską, ką jie moka geriausiai. Sakykit, visą laiką Šiauliai ir Šilutė žaidžia atkakliai. Neprisimenu, kad būtų tokie rezultatai vienoje ir kitai komandai. Kodėl šiandien toks? Nenusiteikusi komanda? Ne, tai kaip tik mes ruošiamės tom rungtynėm, ypatingai ruošiamės tom rungtynėm, nes, kaip sakant, kaimynai, lenteliai, viską, bet šios dienos rungtynės parodė, kad jūsų komanda tikriausiai žymiai labiau norėjo išlošti. Žymiai daugiau pastangų dėjo, energijos, ryžto, kovinga komanda, tikrai aš. Ir jauna komanda, aš ką mačiau praeitų metų ir šių metų komandą, tai tikrai malonu žiūrėti, jaunimas kaip lošia, kaip jie stengiasi. Mes, aišku, ir studijavome jūsų komandos žaidimą ir žinojom, ką daryti, o išėjome aikštę. Apsiverti visą aukštyn kojom ir dabar mes, aišku, ir galvosim, kas atsitiko, kame reikalas yra, nors čia mes nieko nustebinti ir negalėjom, bet kad mes pralošim 3-0, tai aš netikėjau niekad. Pirmasis įvartis pelnytas prieš pat rungtynių pertrauką labai stipriai pakeitė? Na, gal ir pakeitė, už tai, kad buvo labai rimtas pokalbis, paskutinės sekundės eina. Reiškia, ar ten buvo ar nebuvo, čia apie tai mes nekalbam. Mes kalbam apie tai, kad neturim teisės duoti net šanso, kad galima pramušti vartus, o jie 2 metrų gynėjas leidžia žemesniam žmogui pašokus galvą įmušti. Tai čia, sakau, absurdiška situacija gavosi.